1860 metus pastatyta bažnyčia sudegė 1905 metais. Vyko didžiulis gaisras, birželio mėnesį, sausa buvo labai viskas. Ir medinė bažnyčia visiškai sudegė. Ir tuometinis bažnyčios klebonas Antanas Kryžanauskas, būdamas toks labai aktyvus žmogus, į savo parapijiečius va šitoj vietoje, kur mes dabar su jumis stovime, kada sudegė tą bažnyčią, reikėjo čia viską tvarkyti, jisai į savo parapijiečius kreipėsi štai tokiais žodžiais. Ar mes esam tokie biedni, kad negalim pastatyti savo Dievo namų, kurių nesudegintų? Per 5-6 metus vietiniai gyventojai, važiuodami į turgus, turėdavo atgabenti akmenis, čia aplinkui buvo tie renkami visi akmenys, dirbo visi apylinkių kaimelių žmonės, pinigus aukojo žmonės ir iš Sankt Peterburgo, ir iš bendruomenių visur kitur. Ir per 1911 metais, dar ne visai baigtoje bažnyčioje, bet jau pradėtos laikyti mišios. Ir kada mes Jisai turėjo įrenginį, kuris vėlė bylą. Nedaug informacijos apie likę. Kitas buvo tremiamas. Kaip vaikas demočias, niekieno. Dar jisai su kolektorius. Kalba Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Man čionai atvažiavus Amerikon teko lankytis pas aukštai pastatytus žmonės ir aš mačiau, kaip jie sveikindami su paprasčiausiu žmogum jį pagirė. Ką tai reiškia? Dirbam su sviesto, kurį mes sviestą perkam iš Lenkų, kadangi mes ne Lietuvos patriotai. Lietuvos sviestas mums netinka. Žemaitijos rūgštus,
O po Rokiškių sviesto mums neliko sviesto. Tas sviestas Šaldymo. Taip, mūsų produktas yra šaldytas, -18. Po to mes pašildom 10 minučių, orkaitį pavirinam, paskui praskalaujam ir orkaitį įmetam, kad išdžiūtų. Tada paėmėm tokį rotinį didelį rankšluostį, padedam juos taip, paėmėm kirvį kitą pusę, taip gerai padaužo. Panaudoti tas keletą minučių iki katamarano ir atvesti jūs į šitą naują erdvę. Lietuvos vėliavos kaip tuometinių turėtų. Turėjo 500 žemės ir 200 hektarų miško. Caras 100 hektarų paliko. Tai va, valdininkas vietos daugiau kontaktą.